Tai va, Hebra, dėl ko aš piktas, tai trumpai tariant, eilinį kartą, jeigu jūs mane sekat, aš visada būnu susierzinęs dėl suknistų išvežiotojų. Tipo Lietuvos, tų, nežinau, vadinkite Lietuvos paštą, ar UPS, ar DHL, ką tik nori, man visada yra problemos su jais. Tai mūsų nauji rėmėjai yra Runtime GG, kuriuo aš gertuvę atiduodu šauktuos run. Tai aš jau badauju savaitę. Tipo, realiai, jau savaitę guli jų siunta 15 kg su mano naujų packagų maistu, nes mes sudarėm su jais sutartį. Aš daviau, gavau pavalgyti, jeigu matėt mano video, aš pavalgiau, paragavau, mes turėjom, aš suvartojau žiauriai greitai ten, tą, nežinau, ten kelių kilų pakelį. Ten buvo tik mėgintuvėliai tokie, tai aš dabar gavau pagaliau normaliai siuntą ir jau man iš Vokietijos per Lenkiją į Lietuvą per 3 šalis atsiunti per 2 dienas. O dabar jau 5 dieną guli tiesiog Lietuvoj. Ir žiūrėkit, kur pikta mano dalis. Man 2 dienas iš eilės. Aš vakar visą dieną namie sėdėjau. Beveik. Nes man turėjo pristatyti siuntą. Aš visą dieną prasidėjau, pasižiūriu vakare notificationus, tipo dėl siuntos sekimo. Rašo, kad buvo bandyta pristatyti, bet nieko nėra namie. Aš toks, what the fuck, aš visą dieną namie beveik sėdėjau, bent jau antrą dalį, tipo. Ir man nieks neskambino, tai dažniausiai tau paskambina dėl siuntos. Aš toks, okei, aš sakau, gerai, nieko, rytoj pristatys. Gal aš praleidau, gal aš buvau tūlikė, gal aš smaukiau, gal aš rimtai negirdėjau, gal rimtai kažkas skambino į duris. Okei, šiandien visą dieną namie sėdžiu. Visą dieną nuo ryto. Seku, atnaujinu, refreshinu tą siuntą dalyką. Spėkit, kas 5 valandą, nes 5 valandą baigė siuntų pristatymas dažniausiai. Kažkur be 10:05. Ateina vėl notificationas. Bandyta pristatyti, nėra žmogaus namie. Aš jau užsipisau, aš skambinu į, beje, čia yra Itela, Hebra. Kažkas sako, čia Omniviva, ne, čia yra Itela dabar, šiaip yra DHL. Itela gan lietuviškai net pristatinėtoj. Aš skambinu į Itela, sakau, hei Hebra, aš esu namie. Sakau, gal jūs kitą adresą turit? Bibi žino, kur jūs vežiojat mano tą maistą. Aš sakau, gal jūs kitą adresą turit, ar ką sako. Oi, matau, jūsų numeris nepriregistruotas. Aš toks, blema, šiaip turėtų būti priregistruotas. Anyway, sakau, tai gerai, man numerį nėra, bet sakau, kodėl jis į duris neskambina? Sakau, kodėl jis į duris Žinot, kaip būna net parašyta prie sekimo tipo to dalyko, prie sekimo siuntos, kad jisai atvaro iki mano namų, išima 15 kg, ten man visą mėnesių maisto atsiunti, tipo milų, šeikų, batonėlių, energetinių, man atsiunti Runtime GG. Jie man suges greitai. Aš nežinau, jeigu aš jų nevalgysiu. Anyways. Bet jie man atsiunti tuos dalykus ir sakau, 15 kg siuntai. Jis jie išneša iki mano, jis taip parašyta siuntui, kad siunta iškrauta, nunešta iki gavėjo, bandyta pristatyti ir jo nėra. Ir taip 2 dienos iš eilės. Bičias išima, atneša, net nepaskambina į duris. Tipo, jokio skambučio į domofoną, tipo, nieko. Ir nieko nedaro bakuras. Aš žinokit, kokią teoriją nujaučiu, kad tas išvežiotojas, jis nepakelia arba tingi neš 15 kg. Tuo labiau aš 9 aukšte gyvenu, arba ką, aš nežinau, jis tingi iki laiptinės neš, dabar žinot, sniega šalta. Ir jis neturi mano telefono numerio ir jis tiesiog sako, bibidėjau, nenešiu. Bibidėjau. Aš nežinau, rimtai koks kitas paaiškinimas. Tai va, dabar aš jau paskambinau, daviau savo numerį, man turėtų rytoj paskambinti tas, nežinau, kaip pavadintą žmogų, kuris va 2 dienas tiesiog išsidirbinėja ir man nepristato siuntos. Ir rytoj turėtų paskambinti, mes tikriausiai susitarsim, aš nusileis turėsiu tikriausiai pasimti ar ką. Nu, aš įsivaizduoju 15 kg dėžę, bet tipo, mano kėdė tiek svėri beveik kažkas tokio, ten 20 kg panašiai visa kėdė, tipo, kai tada nešiau dviesis draugeliu varėm. Sako, suvalgė pats, I have no idea, bet čia tokia nesąmonė, tipo, aš suprantu prikolą, tipo, kad, tipo, jisai iš vis nepristatytų. Arba manęs nerastų, arba skambintų, aš nežinau, man tai buvo, tipo. Bet kad jisai naglai rašo į tą sekimo instrukciją, kad jisai atvažiuoja. Ai, iš vis, 2 kartus net per dieną. Įsivaizduojate? Tipo, rašo, kad švakas 16:30 bandė pristatyti, nerastas sekėjas, bus gavėjas, bus vėliau bandyta. Ir jisai 16 PM dar kartą bando, ir jisai registracijoje rašo, kad manęs dar kartą nebuvo. 2 dienas iš eilės, po 2 kartus, fake pristatymai. What the fuck? Man pirma nuojauta buvo, kad ne tas adresas, Hebra. Nu, tipo, ne ten veža. Ir kažkam random bando prisiskambinti, žmonės net nekelia nieko, tipo, ne tas adresas gal kažkoks įvestas. Bet ne, paskambinu į telą, sako, taip, adresas teisingas. Sako, jūs numerio nepridėjo. Bet aš tiek kartų be numerio esu siuntas užsakinėjęs.
tas numeris šitoks ekstra fancy dalykas, kai tau pats išvežiotojas paskambina dažniausiai 9 ryto ir ten susitari dėl 5 vakaro, kad jis atveš tau ją, tipo, žiauri durnas procesas, aš nedžiaugiuosi, kad numerio kartais nėra. Sako, Blue Crate'as, jeigu telefoną, jie mane skambina į telefoną, telefono nėra kažkodėl, nors aš tikrai runtime esu davęs savo telefoną. Ir man pirma siunta su runtime, sakau, šiaip, hebra, nekaltinkit runtime. Runtime GG yra labai faini ir kaip minėjau, Vokietija, Lenkija, Lietuva, 2 dienos. 2 dienos. Ir tada Lietuvoje sėdi jau savaitę. Tipo, Vokietija, Lenkija realiai, tiesiog praskrido, jie ten aš nežinau kaip jie taip greitai, bet iš karto. Kaune sėdėjau, antros dienos, antroji pusė jau Kaune sėdėjau, kas yra keista. Tai tikriausiai jie gal net per lėktuvą siunčia. Tai jau Kaune sėdė. Ir iš Kauno į Vilnių dieną keliavo, tada Vilniui 3 dienas guli ir dabar 2 dienas tiesiog man jie negali pristatyti. Aš sakau, čia įsipisnėjimas yra tiesiog Lietuvoje su tom siuntom. Jau nekalbėsiu, kad ten buvo istorijos, kad ne ten nusiunti, kad ten bibi žinau ką, aš nežinau, kebra, aš nežinau. Gerai, kad tas jų maistas nėra ten kažkoks žiaurus, ten lygtais bent jau po kelis mėnesius galioja tie visi, tie dalykai, sakau, čia runtime'as maisto rėmėjai. Sio, varom CS-u tada, kebra, kiek pas mus laikų 724, smažėt like button, mes jau su Kingunu beje su Steam'u palyginimais baigėm, Kingunas laimėjo, sakau, šventasis Kingunukas laimėjo, tai vat užsukit pas juos šauktuo salę. Sale, pasižiūrėkit jų akcijas, jie nusipelna jūsų dėmesio. O ką dar tą progą darom, tai jeigu 7 PM laikų duosiu žaidimą chat'e, numesiu žaidimą. Ir ant štukės laikų numesiu dar vieną žaidimą. Tai vat, Kingunas mums leidžia tokių dalykų pasidaryti. Dabar aš jau startinu tada CSGO, pažaisim CS-u. Ir kada CSGO dabar? Ir ką jūs dar čia sakot, rašot? Sako, man, blėt, pusę metų neatveža. Bet va čia tas ir juokingiausia. Aš sakau, suprantu, kai kartais aplinkybės būna. Pavyzdžiui, man per šventės man visos siuntos buvo užlaikytos. Absoliučiai. Ir iš DHL, iš UP. Absoliučiai. Nesvarbu, iš kur siunčiaus, man viskas atėjo po naujako. Tipo, buvo žiauriai komedija. Man visi dėl to projektų užsidėlsi. Dėl to aš dabar žiauriai stresuotas. Visą sausį parinaus, nes visi rėmėjai, visi apžvalgos, viskas vėlavo, nes viskas dėl siuntų užstrigo. Bet okei, šventės, aš suprantu. Bet aš nesuprantu, kas dabar negerai. Dabar nėra jokių švenčių. Ką žinau, dabar atimiausia šventė, kas? Valentinas? Tipo, dabar nieks nevyksta. Tipo, ir kodėl nėra tada normalus darbas? Kodėl nėra normalus išvežiotojai? Kodėl nesusisiekia, kodėl nevežioja? Aš nesuprantu, kas čia per išsipisnėjimai, tipo. Visiškai nepagaunu. Aš jau nebeturiu atmazų tai Lietuvos, sakau, sistemai.